Vakar prasidėjo kūrybinis dvasinis festivalis Mandala ir vakar pirmą dieną vedžiau šiame festivalyje paskaitą, kaip išgydyti senas nuoskaudas ir nebeįsiskaudinti. Tema labai stipriai surezonavo ir, žinot, pradžioj galvojau, kaip pateikti žmonėm, kaip pasakyti kažką, tačiau kada pirmi sakiniai išėjo, tiesiog gimė tokia mintis, o kogi norėtų žmonės. Ar jie tikrai norėtų tos kažkokios, tai tik šitos temos ar dar kažko. Ir pirmas klausimas ir buvo, tai brangiai, tai ko norit iš manęs. Ir tada žmonės sako, taip, tema tikrai aktuali ir pasinėrėm į tai. Buvo labai gili diskusija. Taigi tokia mintis, kad iš tikrųjų mes apsibrėžiam savo, apsiribojam kažkaip tai ir galvojam, kad turi būti tik tai šitaip, nes va tokia tema taip yra, tačiau iš tikrųjų leiskim tekėti viskam. Ir kai pasinėrėm į tai, tiesiog buvo ne viskas pagal planą, kaip aš galvojau, ką reikėtų čia pasakyti, kaip reikėtų uždėstyti. Viskas vyko spontaniškai ir tai buvo daug laisviau, daug lengviau, neįsiveržiant, neapsiribojant. Visada, kada einat į kažką, ką norit kažką tai padaryti, perteikti, visada leiskit savo būti kitaip, būti visaip. Ir tada jūs pamatysit, kaip atsiveria ta tikroji tėkmė. Nes jeigu mes numatom upei kažkokį kelią, tik tai tokį, tačiau dažnai, jeigu paleisim upę laisvai, jinai tekės kažkokiu lengvesniu, laisvesniu keliu. Leiskit upei tekėti. Ten, kaip jai lengviausiai, kaip jai geriausiai. Tai upė teka jūsų viduje. Leiskit vidui išsireikšti taip, kaip lengviausiai. Jeigu širdis atsiveria lengviausiu keliu. Štai tokį pajutau stimulą vidinį perduoti jums tai. Ačiū, kad tai išgirdot. Iki.